Nu, tai kaip ir kiekvienais metais buvo profilaktinis patikrinimas. Atliekami pas mus, kadangi po vienu stogu turim visą bazę reikalingą, padaryti ir kraujo tyrimai, ir kardiogramos, ir įvertinti visi nusiskundimai. Keliems sportininkų, ten 4-5 prireikė ir magnetinių rezonansų. Buvo skubiai suorganizuota atlikti magnetinius rezonansus. Laukiam atsakymų, dabar sugrįžtant su tais atsakymais, kad įvertint tuos nusiskundimus, lėtinių traumų, ūmių traumų lyg tai ir nebuvo, bet įvertint, kad galėtų kuo geriau startuoti. Taip pat kaip naujovę turim sporto kardiologą, perspektyvų jauną, kuris tikrai turi pačius geriausius atsiliepimus iš visų aukštos kvalifikacijos, aukšto meistriškumo sportininkų. Tai toks buvo kaip bazinis jo susipažinimas su plaukimo rinktinė. Padarė gan išsamius tyrimus, tiek ir širdies ultragarsą, tiek ir krūvio mėginius. Sudarėm visus testus, sudarėm, kaip sakau, programą po jų, ką reikia pastiprinti, ką padaryti, kad nebūtų tų nusiskandimų. Tikrai sportininkai labai gerai juos įvertino, atsiliepimai buvo geri ir tikrai ateityje planuojam plėsti jo darbą, nustatinėti tikrai tam tikrus parametrus, įvesti naujoves, kurie bus taikomi didesniuose apkrovose, kad įvertinti širdies darbą, atsistatymą ir panašiai. Taip pat atlikome ir jėgos testavimus, Biodex aparatu, išmatavom raumenų jėgą, įvertindami nusiskundimus ir panašiai. Pagal tai sudarėme rekomendacijas, kaip patobulinti programą, kad raumenynas būtų simetriškas, kad dirbtų tolygiai ir panašiai.